Ar žinai, kodėl aš tave čia atsivedžiau? Na, nemanau, dėl to, kad mane išgąsdintum. Išgąsdinti tavęs tikrai nenorėjau. Tai gal dar sykį soniai prisipažinti, kad mane myli? Aš 2 kart to paties nekartoju. Nori bučiuotis? Spėsim, yra svarbesnių dalykų. Nagi. Gal geriau prisėskime? Nesušalsim ant tų akmenų? Ne. Na gerai. Tai sakyk. Žinai, aš kursiu filmą. Apie ką? Apie Otelą ir Desdemoną. Žinau, kad baigęs mokyklą ketini studijuoti kino režisūros mokslus. Tačiau ar nėra paprastesnių vaidmenų negu Otelas? Gal ir yra, bet man jos neįdomios. O iš kur gausi pinigų filmavimo paviljonams įrengti, nors tavo gimdytojai ir turtingi, ne jų nosį finansuoti tavo pernelyg įnoringą sumanimą? Man nereikės jokių paviljonų. Aš savo filmą filmuosiu čia. Štai čia filmuosiu. Štai čia filmuosiu savo filmą. Kur čia? Šitoje oloje? Kaip tik čia ir filmuosiu. Ar nejauti, kad debesis prieš vėją varinėjai? Aš viską puikiai žinau, viską gerai apgalvau ir viskas man pavyks. Gerai, nusiramink, pavyks. Ne tik man pavyks, bet ir tau pavyks, nes tu vaidinsi pagrindinį vaidmenį Desdemoną. Kokia iš manęs Desdemona, jeigu aš nesuvaidinusi net vaikų darželį? Va tame ir yra privalumas. Negi tu nežinai, kad Felinis aktorius rinkdavosi iš gatvės ir jiems puikiai pavykdavo atlikti savo vaidmenį. Taip šneki, nes myli mane ir per daug manimi pasitikė. Baik man prieštarauti. Aš viską puikiai žinau ir viskas bus nuostabu. Nurim, gerai, o kas vaidins Otelą? Tu? Kaip tai kas? Kostas? Na, tu? Kaip aš galiu vaidinti Otelą, jeigu aš esu kino režisierius? Sveikeli. Ar tu nepavydėsi Kostui, kai jis mane smauks? Aš esu menininkas ir skiriu tikrovę nuo meno. Na gerai, pamėginsiu aš tau padėti gyventi tą svajonę. O dabar turiu bėgti, neturiu laiko te. O, šita vieta fantastiška. Šitie akmenys, jie padės man tapti žvaigždė. Žvaigždė. Aš tapsiu žvaigždė. Aš tapsiu žvaigždė. Aš būsiu žvaigždė. Žvaigždė aš būsiu. Aš tapsiu žvaigždė. Žvaigždė. Ko jūs norit iš manęs? Nepažįstami, tu kadaise žiūrės senoliai, puikus. Eikit čys! Mes esam dvasios ir tavo prašymų negalime atlikti. Jūsų nėra, tai haliucinacija! Esam visur. Tu. O tu pasipūtę, mes tave sutraiškime, sugrūsime į žemę. Jūs to nepadarysit! Padarysim, Nes mūsų daug. Už ką aš jums blogo padariau? Nedonas Juanas, Tavo mokymas nesilpnas, kad grįžtumei ne tavo pasaulį. Todėl tave reikia sunaikinti! 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 Tu Birutė? Tai tu ne Birutė? Ir šis kalnas ne tavo? Mane skriausta šviesa.
Tu nešmėkla. Nelies manęs, pasakiau, aš rėksiu, pamatysi. Aš tavęs ne pirštelių nepaliesiu. Kokios tavo akis baisios, tu lyg žvėris, tu gal iš bankruotiname pabėgai, kas tau? Man klaikiai blogai. Man žiauriai skauda, man klaikiai blogai, aš maniakas. Iš tavęs nebijau, nes ten iš apačios ateina žmonės. Žmonės. Jie neturi manęs čia pamatyti. Paklausykit, ką pasakyti man liepia pareiga. Įrodymus paliekant nuo šaly. Be pykčio ir pavydo atidžiai. Stebėkit savo žmoną, kai būna draugė su Kasijumi. Nesinorėtų, kad jūsų dosnį ir prakilnė širdį jos įgimtas gerumas pražudytų. Tad būkite akylas, aš žinau, venecijietės moka veidmainiauti ir savo išdykavimus slaptus. Jos atveria nebent vienam tik dangui, kol neiškilo nuodėmė aikštėn. Jų sąžinė rami. Tu taip manai? Stop, Dariau! Traukis, tuoj aš tau parodysiu. Tu turi trintis palei tos akmenys, supranti, man to reikia. O tau kosai daugiau ekspresijos. Supranti, pradėk visko nuo vidurio. Davai dirbam. Tad būkite akylas, aš žinau, venecijietės moka veidmainiauti ir savo išdykavimus slaptus. Jos atveria nebent vienam tik dangui, kol neiškilo nuodėmė aikštėn. Jų sąžinė rami. Tu taip manai? Dariau, nu ką tik tau paaiškinau. Stok čia vieną kartą, žiūrėk į mane. Sakiau, trinkis palei tos akmenys, rangykis visaip, trinkis į tą akmenį. Tu turi būti žiauriai šlykštus, ar tu supranti? O tau, ko sakai, paskau, daugiau ekspresijos man reikia, supranti? Viliau, paėmi man kiekvieną aktorių mimikos raukšlelę, supratai? Davai dirbam! Paklausykit, ką liepia pasakyti man pareiga, įrodymus paliekant nuo šaly. Eik tu šit, Juliau, nebeprievartausiu šitą akmens, mane užknyso. Kas tau yra blogai, supranti? Otelas yra aukštai ir tu turi jam nuosaikauti, supranti? Tu esi žemiau, jis yra aukštai ir jis yra kaip valdovas. Tai metafora, supranti tu ar ne? Man nusibodo turniuoti, nusibodo viską prievartauti. Nebevaidinsiu. Jeigu nenori, droškis čia, nieks tavęs nelaikys, supratai tu mane? Tu pas psichiatrų idiotė reikia. Varyk iš... Nu ir dingstu. Negaliu! Dezdemona, kur Dezdemona? Ne, Ateini čia, grei. nerėk. Au! Stoja čia. Nestumk! Baik man aiškinti, supratai? Tu čia mane vadovai. Tu gali man padėti. Gerai viską. Tu esi baltas angelas, nužengęs iš dangaus. Ir tu turi savo baltumu, savo skaistumu visus nustulminti. Ar supranti mane?